pirmų sniegų. Nu čia jau toks geras pirmas sniegas tikrai. Pirmas sniegas, užkaitam. Mano buvo asmeniškas prašymas ant apšifkės šitos juodos. Nežinau, iš senų laikų čia buvo 5 metus kažkokie juodi, pilki taškeliai, kaip grunto liko ar kažko, bet buvo kažkokiu būdu negitosiu pavyko išvalyti. Štai yra tie projekto pabaiga. Mane pabaiga dar grįž padažymą. Kaip ir sakiau, buvo biškelį problemų su tą nosim, kad buvo taip negražiai tą stakaną biškį pastumta. Plus, nauja maišta iš tikrųjų, nedaužta. Geriau nemažai. Šiandien, Hebra, noriu jums parodyti tokį gerą labai pavyzdį, kam aplamai reikia naudotis karavertį. Tai prieisim tiesiai prie reikalo. Parodysiu Bemsą M4, kuris šiai dienai yra surinktas. Aš pats asmeniškai žiūrėjau tą mašiną gyvai ir iš žiūrėjimo, aš žinau, kas rinko tą mašiną, žmogus tikrai turi rankas. Ir gyvai apžiūrėjus ir netgi nuvažiavus į servisą pasitikrinti, nemanau, kad atsirastų žmogus, kuris galėtų prikibti prie kažko, kad kažkas yra blogai padaryta, nes tikrai ta mašina yra surinkta gerai. Bet dabar pažiūrėsim jos ataskaitą. Tai iš karto matom, odometras ir su dokumentais problemų nėra, patirta žala, prieinam iš karto prie jos. Matom, žiauriai buvo avarija, greičiausiai buvo šoninis stiprus tiesiai įvažiavimas į mašiną su kita pusė daugmaž kaip ir sveika, bet sakau, pažiūrėjus į ją, jinai tokia visa kaip bananas. Dabar kamerysas pridėsi čia šonę sveikos jos šiai dieną, kaip atrodo nuotraukas. Tarpai, viskas, visi suvirinimo vietos, ta prasme, niekada nepasakytum, kad kažkas ten daryti. Taip gerai padaryti šiai dieną tą mašiną. Tiesiog vienintelė problema, kodėl aš asmeniškai nepirkčiau tokią mašiną, nes tu atidarai ataskaitą, tu matai, kas buvo, jos vertė iškart krenta. Nu, taip, vis tiek čia yra tokia nemenka avarija, nu, žiauri, sakykime. Tai išvadas jau darykit patys. Dėl to ir sakau, visada prieš perkant aš asmeniškai pasitikrinu automobilį Carvertical, žiūriu jos istoriją. Blogiausiu atveju, jeigu ta istorija bus tuščia, ta ataskaita, jūs ten nieko nepamatysit, tai tas taškas tikrinimo bus jums grąžintas atgal į jūsų paskyrą ir kitą kartą galėsit pasitikrinti dar kartą ir už tai jau papildomai pinigų iš jūsų nepaims. O pasinaudoję dar mano nuolaidos kodu ARMEN, gausit 20% nuolaidą, paremsit dar mūsų projektą, paliksiu dar linką su nuolaida po video aprašyme. Ir viso, važiuojam toliau. Okay, here comes another ill verse from the main. I'm about to paint you a picture without the pain. They said you want it, now you get it. I've been busy fading now, not a single fuck was given. Tai ką, štai yra tie projekto pabaiga. Mane pabaiga dar grįž padažymą. Realiai ten jau smulkmenos liko iš tikrųjų. Kaip ir sakiau, buvo biškelį problemų su tą nosim, buvo taip negražiai tą stakaną biškį pastumta. Bet ačiū Dievui pavyko, gali pafilmuoti, pavyko viską tvarkingai padaryti. Viskas kaip gamyklai. Tada buvo va šitoje vietoje raukšlytė, va čia va ištemta jinai yra. Šitas va varagas irgi buvo va taip susuktas ir į viršų užkeltas, tai va šitoje vietoje buvo problematiška labai su stakanu ir su šito va suvesti. Tai dabar jau susivedė, truputėlį buvo reikalų, bet viskas pavyko realiai. Ir gan gerai. Taip pat padarytos kojas, nežinau, aišku, nesimatys, bet va gal gali ten pafilmuoti video. Tenais, kur ratas buvo irgi spaudęs, ten irgi va tavo vietą padaryta, šiaip, nu, tvarkingai pasidarė viskas. Paskiau padažymo grįž, antikoroziniai vidų ten pripūsim vaško, kad nerudytų. Plus, realiai nauja mašina iš tikrųjų, nedaužta. Geriau negu nori. Nu tai va, realiai iš tikrųjų ką, sudėjom bumperius į dažymą, kad nereikėtų vežioti atskirai. Viską praėjom, prardėm, galinį sparną va gali kameristas va pafilmuoti, paskiau parodysi, kaip buvo. Čia tas dryžis toksai. Dryžis buvo ir čia toksai aštrus įkirtimas, tai realiai ką padarėm, išlyginom maksimaliai, kad nereikėtų, kad čia špakliuoti ir kad šitą vietą tik tai pataisyti, nu, kad kuo mažiau būtų iš tikrųjų špaklius. O kaip gerai lipdukas žiūrisi, žiūrėk. Na, aфиgenai.
Dar mašina nenusidadžia, jau liubukas jau yra iš tikrųjų. Taip ir turi būti visose mašinose. Ką, ratukai, važiuoklė jau sudėta viskas. Pagalės variklis jau nenukrytas jau šiaip. Šiaip nemažai iš tikrųjų jau padaryta opcijų, iš tikrųjų ten jau liko padažymų, ten 1, 2 ir visa. Realiai jau kaip ir jau. Tralą. Jo, dabar kviečiam traliuką ir viskas ir važiuoja tegul dažytis. Grįžta padažymą, renkam, važiuoja tada pas elektriką, elektrikas ten porą tų laidelių ten patvarko, suvedimas, dar renkam. Ir po to jau šventinis burnautas. Ir testai. Pas tave kieme čia galima burnautinti? Ten gatvės. Ir ten kuros toliau. Tai va. Gerai, viskas kameristas. Jungta kamera, važiuojam toliau. Kameristas, pareguliuok biškį galą. Tuoj. Važiuok. Įsiremk į kabiną ir burnautą daryk. Į kabinetą. Давай. Так. Gerai, op. Gali burnautą padaryti. Nereikia paučia. Atkreiskite dėmesį, atsakingas tralistas net diržą deda. Galite iš jo net komentarą paimti. Andriau, pakomentuok, kodėl diržą dėdė? Ką sakot? Kodėl diržą dėdė? Nu, kad mašina labai brangi ir kad nenukristų. Visada dirbo atsakingai. Už didelius pinigus. Taip gaunasi, kad taip labai brangi mašina. Ir netiktų diržą. Išeina tai. Visą, gerai. Čiau, iki. Pagnalik. O, iki kitur. O daugiau kadros, o daugiau šaivų. Atvarėm, sniego nebuvo, išeinam, toks sakyta demencija papuolėm. 2 mėnesius garažą. Čia Donoras, Mersai, šitas motoras. Kosvarkas, kuriam? Kosvarkas. Kur raktai viduj? Ne, pas mane. Gali pabandyti. Ant mažesnio to. Man patiko Fordo raktai, iš senų laikų, kas žino šitą bairį, dabartinis jaunimas nežino, Fordai turėjo tokį bairį. Vienas raktas tinka pusiai rajono. Realiai, jeigu turėjai Fordą, tai su vienu raktu galėjai visus beveik Fordus senus atraginti. O tai atsitinka todėl, kad spina ir raktas ant tiek nusitrindavo, galite pažiūrėti, kaip atrodo, kad tampa, kad vos nesu bet kokio atsuktuvu realiai galėjai užkurti arba atsakinti. Bandyk. Na, tas raktas? Vien mažesnio to žiedo. Sako, visom tinka ir netiko. Gera spina dar čia. O? Turiu dar vieną. Pabandyk atleisti. O? Sportinis išvedimas? Kiauras išvietimas, sportinis išvietimas. Tai bus veiksmas. Aš irgi neturiu. Pas mane, man atrodo, yra. Jo. A few moments later. Geriau va parašykit ne kokį motorą, sakant, ar tu motorą nupirksi, ar kokius 4 biterius už tą kainą. Žinai, kiek smagumo. Ką dabar bėda? Gerai, pinigų.
Ai, va čia vėl. Tuoj ugnies irgi duos ir šitą motorą ardys. Gerai dirba. Biški treilina, bet normaliai. Kada tas trukdė, biški daugiau apsukų duosi, bus gerai. Prasidirbs. Va, sukuos toliau langą. Prieš tai su tokiu. Užblūrink šitą, nerodyk. Va, tai. Yra manęs. Hebra, apsidžiaugs, nes ir pas mane bus biški Piterių temos. Ką? Jis sugražint rašprogės. Bet ne miestas. Porinį? O ką mes čia dabar darom? O mes čia, Kamilis, žinai, ką dabar darom? Važiuojam. Važiuojam, visų pirma. Visų antra, nežinau, ant kiek tavo kamera yra profesionali. Gali perteikti garsą, kad reduktorius ūžia. O dabar palauk, šiam važiuoju, turėtų labiausiai girdėtis. Kaip galvoja, girdėsis? Neįsivaizduoju. Žodžiu, gerai, jeigu ir nesigirdi, tai teks patikėti ant garbės žodžių, kad jo reduktorius čia ūžia. Čia mūsų šarvuotas pitakas. Pavažinėjo šiek tiek žmogus ir tokia vat bėda atsitiko. Nežinau, ar čia nuo to, kad ilgai stovėjo ir pradėjo tik važinėti ir pradėjo čia viskas, visi galai, žinai, lyst. Ar čia jau laikas buvo tam reduktoriui. Tai mes to dabar nesužinosim, bet važiuojam dabar iki servisų, pakelsim mašiną ir pamėginsim tokią priemonę į reduktorių įpilt ir turėtų dingt garsas. Tuo pačiu ir patikrinsim. Tai ką, dabar atsukam varžtą, žiūrim, ar aplamai kažkas čia išbėgs iš to reduktoriaus ir pripilsim priemonę nuo Hado, sumaišysim su nauju tipo aliuku ir su švirkštu įpurškim į vidų. Reikės pravažiuoti 10-15 km ir pagal dėję turėtų dingt garsas. Bandom. Klausimas, ar tepalas yra? Visko gali būti, niekada neįtikėlė. O, yra, kaip... Oi, yra. Karštas, aš pasakysiu. Tai gerai, tai ką mes čia turim? Turim tokį va švirkštą nuo Hado. Čia yra stipresnio poveikio revitalizantas, kuris padengia krumplius apsauginę pliuvelę. O čia turim 2 litrus tepalo, specialus tepalas į Diffą 759. Paėmėm 2 litrus, irgi nuo Hado. Pažiūrėsim, kiek telpa. Pusantro gal daugiau, gal mažiau. Tai atsargai 2 paimti. Tai pradedam nuo šito dalyko. Įpilsim jį dabar į tuščią Diffą. Ant viršaus įpilsim tepalą. Užsuksim kamštį ir pravažiuosim. Nu viskas. Labai lengvai ir paprastai. Ką, nešam tepalą? Bet gal išspjausiu. Jau matau kraštą, savo bėgu. O, viskas. Greitai. Gal esi. Daug. viskas pilnas, ne? Pilnas. Tai dabar ką, tezdraivas? Jo, taip gauni. Tai šitus bei kitus produktus rasite internetiniai bei fiziniai parduotuviai Hado. O aš, kameristas, uždarau duris ir važiuoju testuot. Galit šokti pradžiai pravėšiu trasą parodysiu. Davai. Aš į priekį. Oi!
Nu ką, su pirmu sniegu? Nu čia jau toks geras pirmas sniegas tikrai. Geras pirmas sniegas, užkaitam šitą dieną. Visa į vietą. Kaip senais, gerais laikais. Gerai. Apšilimas padarytas. Reikia modų, blemba, rankinis neveikia, turbūt norėtus kažkur tikrai korekcijų kažkokių gražių. Korekcijų. Šiaip kaip be įsisukimo, va tas iš tikrųjų smagu, kad dabar su standartiniu automobiliu gali visai gerai važiuoti, kur seniau galvodavai, blemba, ten pavirio trūksta, ten reikia loko, to, no. Iš tikrųjų tai nereikia, gali ten su 1.6 pradėti visiškai standartą. Diffą užsivirnai, viskas lėki. Viskas suprati, kur turėjom krekždą 2 litrų. Žinai, ten pirmi važiavimai į bramą nesigauna. Tai ir silpnas variklis. Reikia ten 2.5, 2.8, čia su 2 litrais. Dabar 1.6 paėmė, o, blemba. Realiai patirties reikalas tik. Ir kai išmoksti su prastesniu, tada tu ir geresnį galėsi valdyti ir taip toliau. Po to pripranti prie tos galios, tu tik paspaudi, tai žinai metą tada. Kaip ir sako, su 700 bet kas gali padriftinti. Tikrasis drifteris gali ir su 1.6. Jau užsinorėjai. Čia užsinorėjau jau. Patraukčiau savo visi šitas mašinas, vietos atsirūsti. Gal 4 patraukti? Aš gavau su 4 biškį. Ai, tai galim čia. Later. Kaip su elektra, karoči. Visa. Pajauti azartą. Ganiškas. Jau tikrai pakeliu atvažiuoja. Čiups man procentą numetą. Gerai, Sierra gal parduosiu ir Armėną, aš kažkaip matau. Iškeisiu iš vadžiai. Turit piratą važinėjimą? Ką? Čiagi patirti buvo. Sakai, kad čia viskas. Ne, viskas gerai, kvalifikaciją praėjai. Jo, patenkiau į pirmą etapą. Jo, dabar bus porinį. Davai. Pamiršau pažymėjimą tik vairuotoją pasiimti. Ne, nereikia čia. Trasa. Trasagi, sakė, aptverta, leidimai yra, viskas tvarkoja. Viskas tvarkiai. Tai tada gerai. Tai tada dar vieną apšilimą darau ir galėsi. Tikrai pagavo azartą. Ne, nedariau. Šiaip biškai, sak, žinai, pažiūrėk, limitus mašinos, viską, tai, nu, gerai pasimirok. Negailėk, kaip sakė. Bet va, apsisuko iš tikro laikas. Žiūrėjau Roškrogės, čia supratki išmokom važiuoti šitam kiemė dar va. Armėnas išmoks pagaliau. Ui! Gerai, čia renka tas kus. Gali bandyti prabraukti ten truputį. Dar truputį, nu kiek ten, 5 cemai liko. Gerai. Davai, biškai, aš manau, Sieros šikną reikia ištraukti ir bandysiu bamperis į bamperį. Vos prasilės. Aišku, nesiera. Manau, kad su Siera žymiai maloniau ir fainiau. Kitaip valdosi, čia vis tiek būna išmeta prasidėjimas kažkokia. Ten ant posūkį iš jūs paėmė ir užgęs. Smagus. Bet reikia tokių šiaip normalių vietų daugiau ir tiesiog, kad dabar chebra važiuotų ir pasivažinėtų. Nes ir tu šiaip pripranti ir tu tave gatį užmes, bam, jau žinai ką daryti. Tai, aš manau. Šiaip dažnas atvejis yra, žmonės nežino, ką daryti tokiu atveju, o dabar prisnygo, pažiūrėk, pamatysi, ryt, po ryt, kiek dabar bus avarijų iš tikrųjų. Tiek trasoj, tiek dar kažkur, žmonės, žinai, pripratė, kad viskas gerai, sausa, važiuoji, biški kažkur vienas ratas pagauna leduko kokią, žinai, užmeta šikną ir tipo, pasimeti, nežinai, į kairę suk tą vairą ar į dešinę. Tuo labiau, tipo, žinai, ten vyresnio amžiaus žmonės arba ten merginas, panas, moteris, žinai. Supanikuoja, jo. Kitas dalykas, kai tu tai esi daręs ir tavo tokia situacija jau yra kaip ir atpažįstama, žinai, tai sumetai ir tu žinai jau, kad jeigu šikna į kairę, vairą reikia į kairę. Na, jeigu gal atvarą, žinai.
truputį kulačkiko. Ir jau žiūri, kad tu valdai situaciją visai. Tai nieko blogo aš tame nematau. Tai net ir sako šiaip, nu, bet čia slidus dalykas, kad jūs pasibandykit kažkur ten, kaip padangos, kokia danga, bet tas, kur yra pasibandymas, kur jau yra huliganiškas, kur čia bandyti. Reikia labai skirti tą dalyką, aš manau, huliganišką vairavimą nuo to, ką mes dabar darom, mes tai darom uždaroj teritorijai, niekam pavojaus nekeliam, nėra čia jokio viešo eismo, tai mašinas, kur čia stovi, yra mūsų mašinos, tai svarbu viską, ką daro, darykit su protu ir nieko blogo, manau, neturėtų atsitikti. Aišku, kas neturi kažkokios teritorijos jau ir su... O dabar išjum kamerą, varom gatvės. Ką, šiandien noriu pristatyti jum naujus, taip vadinkim, žaidėjus šitą miestę. Neslėpsiu, čia mano iš senų laikų draugai, pažįstami. Noriu pasidžiaugti už juos, kad jie pagaliau atsidarė. Gal užėsim, patys jie apie save papasakos. Trumpai tik papasakosiu jum, žmonės užsima bodykitais, beje, mūsų bodykitas iš X3M, kur matėte faceliftą, kur visą sukrovėm, buvo būtent pirktas pas juos. Tai trumpai. Ne trumpai, čia reikia sakyti. Trumpiau. Einam, nes jau šalta. Užėk. Nu ką, sveikas, dar kartą. Ką, biškai papasakau, iš tikrųjų nieko nepasakau, gal pats papasakau apie jūs, kom jūs čia plumai užsiimat. Manau, kad žiūrovom bus įdomu, ateity tikrai kreipsis žmonės. Tai va, čia turim GLE kupė 17 metų. Sudėjom apdailą, karbonus aplinkui mašiną, tai yra priekyje lipas, grotų apdailos, gale išmetimai. O koks tada gaunasi skirtumas, jeigu replika tikras karbonas, orgas tikras karbonas, tai skirtumas kažkoks vizualus yra, tai pažiūrėti, kad jį pastatytume vieną prie kitos. Iš esmės, tai skirtumo tarp karbonų originalaus ir neoriginalaus pačios medžiagos nėra. Tai yra ir originaliam ir neoriginaliam karbonė naudojama ta pati medžiaga. Tai yra dedamas sluoksnis karbonas, po to viskas lakuojama ir skirtumas tik tai tas, kur tai yra gaminta. Arba trečiose šalyse, arba originalus, kur gamina Brabusas, Novitekas, Tehartas ir kiti visi tuningai. Čia mažiau ten stovi tas pilkas GLE. Ten yra sukrautas pilnai originalus Brabusas. Ten yra visi originalus karbonai, originalus ratai, salonas ir visa kita. Tai realiai galim pažiūrėti, vos ne ten naujesnis, aišku, modelis. Taip. Bet galim pažiūrėti, kaip atrodo replika, kaip atrodo tikras. Taip, tas modelis atvažiavo po smulkaus auto įvykio. Tai yra prieki buvo apgadinti karbonai. Darytas jis yra originaliam Brabuse. Man asmeniškai vizualiai. Svarbu, kaip būna sujungtas karbonas. Būna eglutė sujungia per sujungimus. Čia nėra sujungimų. Ten irgi tik tai kai kuriuose vietose arba nematomas. Tai, žodžiu, trumpai, taip, jeigu tariant, kokias paslaugas galit pasiūlyti mano žiūrovui? Galim pasiūlyti pilnai užsakyti apdailas originales ir neoriginales, tai yra Brabusą galim... Viso mašiną? Jo, Brabusas, Novitekas, Tehartas, čia iš tų tokių high level apdailų. O iš paprastų pacanų F30, F32? Jo, užsiimam jau virš 10 metų, vežam bodykitus, tai yra bamperiai, žibintai, slenkščiai ir visa kita, BMW, Mercedes, Porsche ir taip toliau, visokiem automobiliam, nu, realiai daug modelių. Čia matau ir pliuvelės klijuojate? Jo, dabar turim 6 apklijavimai, iš sidabrinės spalvos keičiam į pilką, dažniau gal vadinama nardo grey ir panašiai. Ką, gerai, mane kas domintų kainos, kaip žmonėms sužinoti, kad čia neklausti kiekvieną kartą tavęs, kas kainuoja, gal yra svetainė kažkokia, kur viskas surašyta, bodykitai, ten paketai. Yra bodykit LT, jinai kol kas nukreipia į Auto Pliusą, ten galima pamatyti sąrašą, galima skambinti, klaustis arba rašyti užklausas. Tada Ultimo LT, tai yra mūsų workshopo puslapis. Ir yra Instagramas. Šiaip kainos, greit pasakysiu dar palyginimą, maždaug jeigu replikinę
Brabus apdaila, tai kaina gali sviruoti nuo 5 iki 7 tūkstančių maždaug už komplektą. Tokiai mašinai originalus Brabusas su arkom, su viskom gaunasi arti 30 tūkstančių. Tai yra, užsakinėjom grotų apdailą šoninę, tai ta grotų apdaila vienas vienetas apie 3,5 tūkstančių. Čia originalas. Jo, tai tik tai viena grotų apdaila. Palūpis apatinis kainuoja apie 5,5–6 tūkstančių eurų. Tai va čia irgi užsakinėjom, nes jinai buvo palūžusi. Tai praktiškai už 2 dalis gaunasi jau apie 10 tūkstančių. Nu, visai faina, kad Lietuvoje yra tokių žmonių, kas gali savo leisti originalą. Smagu ir aš manau, kuo toliau, tuo bus daugiau žmonių tokių. Tai va, tai galim pagelbėti ir su Novitec, Techartais, visom, žodžiu, high level. Tai, žodžiu, paliekam tavo Instagramą, rašykit, kreipkitės, jeigu kažkokių klausimų turit, Edgaras jums atsakys visus klausimus. Papasakok, kaip matau, čia yra 19 metų Rangers. Ir pamačiau va šitą huinį ir huinį. Kas šitą? Va šitą paliksiu. Jisai eina taip filmuoja ir aš taip pamačiau. Ir atsisuku į kamerą tokiom akim. Kas čia pas mus tokia? Čia šablonai mūsų raidžių. Ką parodysiu dar vieną jų darbą. Tai šitas Rangers, jisai iš tikrųjų yra 19 metų. Jisai iš tikrųjų yra 13 metų, bet atrodo kaip 19. Pilnai sukrauta visa yra apdaila ir kas įdomiausia, galiu parodyti ir saloną. Žiūrėk, kameristas, pasakytum iš multimedijos, kad mašina yra 13 metų, ne? Čia jeigu žinai, pas Rangers, kaip būna, tai tokias krutilkos būna, žinai, senovinės. Nu, aš matai, nelabai pamenu. Nematęs. Jo, saloną būtent. Google, karočiui, mes nuotrauką žmonėm, kad pamatyti, kaip atrodo 13 metų Rangers ir mes, ir jau mato, kaip čia atrodo. Pakeista viskas nuo 19 žibintai, apačia išmetimai, difuzorius. Jeigu norėsit iš slyvos persidaryti į G klasės BMS-ą, irgi galite kreiptis pas Edgarą, jisai jums pagelbės. Dabar jau važiuojam tikrai. Svarbu, kad mane priusinį balbą. Lovas ar kaip? Čia širykla atsidarė, kročiai. Sniego šiandien trasa yra apmokėta. O! Kaput. Кто? Stumkit į vidų. Ko jūs stovit? Filmuoja visi.
daly žiūri šitą dalyką, tada valas. Žodžiu, pakelk biškį kamerą, čia papasakosiu. Čia, aišku, šito dalyko gal ir nesimato, bet čia toks, mano buvo asmeniškas prašymas. Ant apšifkės šitos juodos, nežinau, iš senų laikų čia buvo 5 metus kažkokie juodi, pilki taškeliai, kaip grunto liko ar kažko. Ir kiek visur man bandė valyti, tai plovyklų tikrai šitą mašiną mačius. Tai visur bandė, aišku, bijojom kažkokią žiauresnį chemiją panaudoti, kad neišgriaužtų, bet buvo kažkokiu būdu negitosiu pavyko išvalyti. Jo, tai realiai detaliai visas žiūri dalyką šitą. Kiekvieną taškiuką bandai nuvalyti, nugramdyti, ir viskas valas. Nematomas dalykas, bet erzina. Aš kaip mėgstu viską detaliai, kad būtų išlaižyta, tai... Sorry, ne kitos, kad apkrojau. Gerai, ką, važiuojam toliau. Sasalna, ir man papasaka, ką mes čia turim. Ko tu toks linksmas? Mes čia turim dovanų kuponą nuo Vin Motors. Ir turim ne vieną, o turim 3. Ir noriu padovanoti kažkam 3 iš jūsų atskirai, ką jums reikia padaryti. Tai jeigu norite dalyvauti konkurse, tai parašykit komentaruose žodį noriu, pagal ką mes po to jūs identifikuosim ir jums reikia būtinai subscribinti mūsų kanalą. Tai šitie 2 paprasti dalykai. Subscribe, komentaras noriu ir jau sekančiam epizodė išrinksim ir padovanosim jums. Buvo, kainoraštis beje parodysiu. Ten va. Va ten. Taip, galėsit išsirinkti pagal kainoraštį funkcijas, ką jums geriau, ar langus pavalyti, ar žibintus papoliruoti, ar, nu, žodžiu, gal reikės visokie buvo poliravimo, tai dar biškai reikės iš savęs dasimest, patys viską suprantat, važiuojam toliau. Arba valiną nupoliruot, nu. Kelintas jau šį dublis, antras. Gerai, ką, noriu šiandien... Bet man nepatinka, kai pradedu nuo ką. Davai iš nuo. Tu važiuosi lauk? Tu zaip, ten šnekėt, blė. Осуждаю. Ką ir padarysi? Nuvažiuokite bent 20 km. Eksploatuoti automobilį įprastų režimu. Kamidžiusas, blė, reikėjo daryti. Seniai geras šitas. Ne, ten švikšta pilstoma. Seniai šitas šutas baisiai geras, reikėjo dar vieną imti. Bet, žinai, ilgai veiks tau, man atrodo, šitas. 1500 seniai veiks. Apsuku. 1500 kilometrų, tai čia ką, 15 valandų seniai. 1,5 dienos, ar? Nu, jo. Reikėjo 2 imti. 2, jo. Iki savaitgalio užtektų. Ne, nu, blemba, iki savaitgalio. Mažokai bus. Yra daugiau žmonių. Šitos ataskaitos pamatęs nepirkčiau. Nežinau, nenoriu. A taip gerai pradėjom. Ir toliau jau dienas dirbs prie mašinos. Tokia va situacija. Parašykit kažką, ką manat. Kažką parašykit. Komentarė. O ateity, ką žinau, jeigu jums patinko toks kolabas, gal siūliau Norbiai susirinkti kokį nors šauti į Afriką. Arba susieram. Atvytinti žiemą. Ai, nu bet žiemą geriau šaut, nes ten tada šilta. Arba į Austrijos kalnus varyti. Šaut per serpentinus. Susieram. Tai pro ten. Link Afrikos. Link Afrikos jau. Reikės tik tai padangas pasikeisti. Su bendynam uždėsiu. Svarbu dainuoti nepradėti. Nežinau, toliau. Liūdna biški man. Liūdna, kad aš suprantu, kad viskas čia dabar jau net nevažiuoja. Čia labai skirtingos emocijos, o man kaip taip, laukiu, mersas pasitraukia. Skirtingas. Tu žinai, kad čia jau prasideda viskas. Čia pasivyja. Jo, čia jau istorijos, antro Džaizeto istorijos pabaiga. Jau tokio motoro greičiausiai čia niekada nebus. Ir ką? Ir mačiau, vardom, Armėnas toks, nu, nėra daug prisidėgimų. Nes kol kas eina regresas toks, žinai, tai tipo, kur dar jeigu iki tol žinojau, kad jisai užsikūrė, dar šiek tiek laimės atnešdavo, kad nors iš ant tų 4 cilindrų, bet išvažiuodavo, tipo, prasivažiuot, kažkiek emocijų suteikdavo. Dabar žinau, kad viskas tai bus uždarytas į garažą ir gal net pamirštas ilgam laikui. Nežinau, kaip situacija susiklostys.
Tai, kad sekite dar Instagramą mano, aš visus tokius dalykus kaip skelbimai ir taip toliau, ir šiaip, kas už kadro lieka, galite visada pamatyti pas mane Instagram'e. Dar žiūrėsim įgoj, gal ir išlys kupas kėbulas, Merso pardavimą. Šito nebus niekada. Teisingai. Dama, tikrai taip. Yra mašinų, kur gailiuosi, kad paradau. Taip, ir anksčiau dėl to nesuprasdavai. Dėl to nežinau, iš tikrųjų, kaip taip atsitiko, kad aš save taip įteikiau, kad šito niekada neparduos. Daug kas gali sakyti, kad ten, žinai, ten neprotingai gal ir neprotingai pasielgiau. Iš piniginės pusės paskaičiuojant, tai tikrai neprotingai elgiuosi. Taip, čia finansiškai yra duobė visiška. Taip, žinai, kas. Bet aš žiūriu į viską, žinai, ne viskas yra skaičiuojama pinigais. Aš žiūriu iš emocijos pusės. Ką man neša iš emocijos. Žinai, ne visi to supranta. Aš suprantu ir net komentaruose, ten mačiau buvo heito, tipo, žinai, kad teisingai visi sakė, kad taip pačiu šūdų ir užsiemi, tipo, nes laužas. Gal ir laužas. Kažkieno akise. Mano akise, tipo, aš žiūriu kaip aš viduje jaučiuosi. Kaip sakoma, žinai, nenupirksi daug, yra dalykų už pinigų nenupirksi. Tai tai yra ta emocija, žinai, kuri man neša šitą mašiną. Ir aš manau, kad jokia kita mašina man tokios emocijos neneštų. Dėl to aš niekada nepardavinėsiu. Žiūrėk, gerai, atsigėrai, truputį jau normaliau pradėjai šnekėti, nes prieš 5 minutės žiūrėjom finansinę duobę, blogai. Dabar, blem, geriausia emocija, geriausia investicija. Prisiminiau vasarą tiesiog. Nieko, toj sezonas, tai tęsim darbus, plaunam Mersą, renkam Suprą, lekiam toliau. Aišku, pažiūrėjus į tavo Suprą. Tai man atrodo dar viskas ne taip ir blogai. Čia va brolis į Dakarą, kur tą džipą daręs. Tai jie kai pradėjo prieš mėnesį, už mėnesio turi išplaukt mašiną, tai kai pažiūrėjau, Supra buvo geresnė čia. Tai ten Hebra irgi nusiteikę rimtai buvo. Optimistiškai, bet pavyko. Bet tu jau optimistas, įskaitant, kad 2 Supros, viena už kitą geresnė. Aišku, jau ilgai laukiau, tai žinai, ne taip, kad čia ką tik nusipirkau. Gal pradžioj ir buvo tas biškio optimizmo per daug, kad nusipirkau, galvoju, jau vos ne kitą sezoną lėksiu, jau turbūt jinai pas mane 3 metai, kokie stovi. Aš tave kiek paminu, tai tu ją renki. Toks, renku dalis. Bet tie visi sprendimai toks, susipažįsti, kai pirmą kartą darai viskas ilgiau, su tuo pačiu Dudžiai čia pasirodo nėra taip paprasta. Dar yra toks momentas su salonu, žinai, pas tave, žinai, yra visas dar salonas išrinktas, nei vieno varžtelio nėra, žinai, nei vienos gumytės nėra, ten šponkytės, lapšė tušė. Yra 2 dalykai. Vienas dalykas, kai tu turi po kapotą ten pasitvarkyti, žinai, ten surinkti variklį gražiai, kad viskas. Kitas dalykas yra, kai tu turi salonė viskas surinkti. Ten irgi neką mažiau yra bėdos, nes salonė jau reikia, taip, bent jau aš taip dariau, tvarkingai, kad būtų, žinai, kad kylimas, ten aplink lankus gražiai išpjautas, apsiūtas, kad tu atsisėdi ir žiūri, kaip gamyklai, žinai, viskas padaryti, kaip į Porsche atsisėstum, žinai, Porsche būna lankai apsiūti, žinai, beje, aš galvoju, čia ateityje irgi lankus apsiūt, šiaip krūva čia reikalų yra, nes tu turi atsivežti žmogų, kuris siūna ir jis turi vidui siūt. Aišku, žinai, kas toks dar dalykas, saugumas, žinai, kad nematytų, kad nedegus būtų dalykas, ką naudotų, žinai, ar ten naudo ar kažkas. O kaip būna pas Porsche'us? Tai įdomu, bet ten, žinai, ne FIA, taip, varžybas nevažiuoja, tai toks, čia įdomus klausimas, bet gal ten ir praeina, kaip kostiumas, žinai, yra nedegus, tai gal ten naudo. Gal yra medžiaga kažkokia irgi kurie. Nes toks biškiai, įdomus faktas, lankai dėl saugumo. Bet iš kitos pusės, jeigu dėl degumo, jo tai mašinai ar taip yra medžiagų, kurie dega, kilimus yra apširkės. Tai man atrodo, bet čia garsiai nekalbėsim, nes įdomu, ar sportą tau pro su kilimu leidžia važiuoti. Tai pro galimai ir neleidžia, bet aš pro nevažiuoju. Pas mane mėgėjiškas. Street class. Slalom. Ar ne? Jo. Pas mane gal truputį paprašiau, aš irgi labai norėčiau tvarkingo salono, bet kaip ir sako, tikrai čia dar daug darbo. Tai čia bus truputį paprašiau pradžioj, vis tiek sėdynės, rankinis shifteris, panelė. Estetiškai gražiai, bet... Iš piniginės pusės, žinai, irgi, tas anksčiau gal buvo paprašiau, žinai, susirast donorą kažkokį ir viską perkraut. Dabar tų donorų beveik nereikia. Paskui dar salonas skiriasi nuo sedanų, žinai, ten kažką gali pritaikyti. Bet daug dalykų yra, kur kupo buvo kupo, o kupo šiaip mažai yra likę, žinai, ir dar surasti tokias ant dalių ardo ir dažniausiai tos problematiškos vietos, kur tau reikia. Tai niekas neturi, nes pas visus ta pati problema.
Gerai, kad šiais laikais yra tokie dalykai 3D printeriai, žinai, daug ką galėti spaudinti, pakoreguoti, pagaminti, padaryti. Dar būtų labai populiarus modelis, tai kažkas gamintų aftermarket. Jo, daug ką gal. Visiškai nėra dalių, ta prasme. Nu, žinau. Tai vat aš bijau ieškoti dalių suprai donoro, nes tada nusipirksiu trečią. Nes taip su ta antra dalyvau, ieškau dalių, nusipirkau dar vieną projektą, tai spėjau ir su trečia taip pat būtų. Pas mane kažkada reikia taip. Kai ieškai dalių, o po to antras projektas. Kelias ir tą. Geras kėbulas, taip, žinai. Gerai, uždarom kapotą, nebegaliu čia žiūrėti. Gal reikės energetinį gerti.